Šiame video noriu trumpai pristatyti eterinių aliejų sinergijas rudens sezonui. Pirmiausiai australiškas skydas. Tai yra labai stiprus imunostimuliatorius, apsaugantis nuo virusinių, bakterinių, peršalimo ligų, padedantis gydinti peršalimo ir plaučių įvairiausias ligas, labai skaniai kvepia. Šioje sinergijoje yra tiesiog daug australiškų eterinių aliejų, tokių kaip manuka, kanuka, rozalina, kunzėja, bet ir naudojant aromą lempoj arba tiesiog uostant lašiuką petrynus tarp delnų arba lašinant į aromatinę vonią arba į masažinius aliejus, tiesiog galim sustiprinti savo imunitetą ir nugalėti peršalimo ligas. Vidinis stuburas, dar viena mano sukurta sinergija, jinai pasižymi prieš uždegiminių traumas gydančių poveikių, bet taip pat psichologiškai balansuoja ir padeda išlaikyti savo aksis mundi vidinę ašį, stuburą. Šiuolaikiniame pasaulyje daug visokiausių permainų, pokyčių ir dažnai jaučiamės nesaugiai, dažnai įvykiai mus išmuša iš pusiausvyros, to pagrindu dažnai būna nugaros stuburo įvairūs skausmai, bet tai vidinis stuburas, galima jį lašint į masažinį aliejų, jis yra prieš uždegiminis, regeneruojantis, galima lašinti į aromą lempą, kad stabilizuotų mūsų nervų sistemą. Citrusų simfonija, tai yra legendinis eterinio aliejų mišinys. Šioje sinergijoje yra patys naujausi pasaulyje atsiradęs citrusai. Tai yra kinkanas, juzu, pomelo, naujos limečių rūšis augančios tolimuose šalyse, tiesiog aliejai, apie kurios aromaterapiniam pasauliu sužinojom visai neseniai. Tai yra grina prana, saulės šviesos šaltinis, gerina nuotaiką, stangrina odą, pakrauna saulės reiškinį manipūrą, labai tinka virškinimo sistemai stabilizuoti ir ypatingai šita citrusų simfonija bus reikalinga rudens darganų metu. Tai yra tik tai 3 sinergijos, iš tikrųjų aš jų turiu labai daug. Štai čia, pavyzdžiui, šioje dėžutėje yra čakrų sinergijos. Tai yra eteriniai aliejai, sumaišyti kaip mišinys kiekvienai čakrai. Pavyzdžiui, čia yra 7 čakrai sahasrarai. Ir jei norite, galite įsigyti atskirai jūs dominančiai čakrai arba kiekvienai iš 7 pagrindinių čakrų. Visas rinkinukas kainuoja 90 eurų. Šioje dėžutėje yra eteriniai aliejai ir atarai ir absoliutai sumaišyti pagal dominuojančius kvapų tipus, grupes, kvapai, kurie egzistuoja pasaulyje kaip archetipai. Bet ir dabar aš, pavyzdžiui, ištraukiau buteliuką, vadinasi prieskonių princesė. Tai yra prieskoninė eterinių aliejų sinergija, kuri turi labai daug ugnies ir išjudina mūsų gyvybinę energiją čia. Hildegarda, tai yra žoliniai eteriniai aliejai, kurie padeda įsižeminti, stiprina staminą, ištvermę, gydymo gebėjimų. Silva sanctus, šventas miškas, tai yra beveik visų pasaulyje egzistuojančių iš medžio distiliuotų eterinių aliejų sinergijos. Tai štai šituos eterinius aliejus, jų sinergijas taip pat galite įsigyti. Štai čia yra naujas lūpų balzamas, tokiam gražiam buteliuke, penalę, negėda išsitraukti iš rankinės.
įeina įvairių augalų sviestai, augaliniai prabangūs aliejai ir aromatas yra citrusų, hesperidų ir rožės, kad lūpos skaniai kvepėtų. Balzamas gerai įsigeria į lūpų odą, susigeria ant odos, nestyro, bet lūpos neišdžiūsta galutinai, labai skaniai kvepia, šiek tiek netgi stangrina, putlina lūpas ir, kaip juokauju ir kartu kalbu rimtai, labai tinka prancūziškiem bučiniam. Tai štai, mielieji, jei kas sudomino, kviečiu. Jei gyvenate Kaune ar atvažiuojate į Kauną, labai kviečiu apsilankyti mūsų namuose, kadangi eterinių aliejų pas mus namuose ir visokiausių mišinių, sinergijų yra labai daug, 9 galybės, video visų ir neparodysiu. Taigi, laukiu jūsų.